Nu, da, viskas, daugiau neleidi ne vieną. Nieko ir nebėra daugiau. Nori pasakyti, ko už nugaras nieko ne. Tai yra, bet jau... O, kame reikalas. Nu, aišku, kame reikalas. Kas čia buvo, nukrito? Nu, Nukrito, nu tuo. ar nukrito, ar atsitrenkė į tą? Nu, dabar reikia. Suka. Ach. Raudonskis. Bet čia dabar mes nesuksim, ar jau suksim? Ne, čia mažasis šviesoforo. Aišku, gerai, viskas tvarkoju. Suka. Čia taip kaip galėjo būti dvi mašinas vežtas, ne? Kaneta ant autovežė priviršta, kaip ir priviršta ant galo tiesiog važiavusi, tai tas atsitrenkė gal. Ai, žinai, kaip galėjo būti, dar variantas. Pirmenis važiavo girts, jam nustatė girtumą, įsikvietė autovežį, jį pakrausė aikštelę veš. O tas, kur atsitrenkė. Nu, bus rytoj parašyta. Taip irgi variantas, nes jeigu girts viskas, autovežį iš firmas ir aikštelę mokama, 170 euros kainuodavo vien už tai jau. Už parą? Ar važiuojam? Važiuojam. Važiuojam. Va. Tai ten savaime maruras vienkartinis gaunas nutempims ir porą parų paskui tą mašiną atiduot. Porą parų užmiega reštiniai žmogus. Iš čia kiek, va? Čia jau įprasta viskas, čia viskas tvarkoj, suprantama. Bet kažkiek irgi sustabdė tikriausiai. Nes vieną liniją pirmą išvažiuoti. Palauk, o grįžinėjant dabar primink. Pravalys, vešama. Ką? Tu grįžim atgal tais pačiais keliais. Galim grįžti kitur kelyje palaukti. Ne. Dabar man susimaišė. Ar mes tą avarijos vietą turim grįždami pravažiuoti? Taip, po tilto.